Viečiūnų seniūnija sekmadienį organizavo tradicinę bendruomenės šventę Rudens turtai, į kurią sukvietė visus, norinčius pasidžiaugti šiųmetėmis rudens gėrybėmis, sudalyvauti pramoginėse varžybose, įsigyti įvairiausių rankdarbių ar tiesiog smagiai praleisti laiką klausantis muzikos kolektyvų. Šiais metais Viečiūnų bendruomenės nariai pagrindinėje miestelio aikštėje galėjo apžiūrėti ir naujas medžio skulptūras, kurias sukūrė vasarą organizuoto medžių drožėjų plenero lietuviško ąžuolo pasaka dalyviai. Mūsų bendruomenės dėka, kurie parašė projektėlį, vyko pleneras. Šiai dienai jau yra pastatytos skulptūros dvi vaikam aikštėje, viena ant įvažiavimo priekyje Antano Česnulio. Liaudis meistrų mūsų žinoma tokia graži, kur priekiai pasitinka su duona, o išlydys vaikai su užrašo, kur laukiam sugrįžtant. Tai yra ir mūsų bendruomenės nariam, kurie išvažiuoja į darbus ir kurie grįžta vakare, ir tie, kurie išvažiuoja į nusienį ir grįžta, tiesiog bandom sukurti, kad būtų graži, gera aplinka. Dėl to ir šventė tokia vyksta. Susirinkam, susineša visi, ką turi, ką per metus geresnio susirinko, pasidarė, užgyveno, užaugino ir visi švenčiam. Viečiūnų seniūnas Alvydas Varanis džiaugiasi, kad jų bendruomenėje atsiranda vis daugiau jaunų šeimų, kurios gyventi Viečiūnuose įsikuria ilgam. Seniūnijos atstovai stengiasi patenkinti tiek jaunimo, tiek vyresnių žmonių poreikius, kad kiekvienam būtų gera bendruomenėje gyventi. Šventėje dalyvavusi tautodailininkė Monika Lukaševičienė sakė, kad Viečiūnų bendruomenėje gyvena jau daug metų ir šios vietos dabar neiškeistų jokią kitą. Moteris, neseniai sugrįžus iš plenero Kapčiamiestis ir Pliaterytė, kuria iš medžio, akmens, taip pat audžia. Bendruomenė šventės dalyvius ji taip pat džiugino įvairiais raštais ir būdais austomis juostomis. Aš gyvenu jau nuo 69 pabaigos. Tai labai jau daug gyvenu metų. Keitėsi ir visa, ir valdžia, ir viskas, bet praktiškai visada visais laikais buvo pirmaujanti kažkokia labai, buvo pavyzdinė sodyba, buvo fabrikas, buvo žmonės, pati dirbau kultūrinį darbą su žmonėmis ir ekskursijose vežiojau ir viską kažkaip. Aš čia prigijau, man čia labai geri žmonės, čia aukso amžių pragyvenau. Ir tikrai ir dabar labai džiaugiuosi, kad aš dar galiu ateiti su savo darbais atstovauti tokiuose gražiuose šventėse. Kaip Viečiūnuose tikrai labai gražu yra. Ir labai palinkėčiau ir visiems geros nuotaikos ir džiaugtis gyvenimu. Tradicinėje bendruomenės šventėje Rudens turtai prisistatė Viečiūnų seniūnijos įstaigų atstovai ir daugiabučių namų gyventojai, kurie savo išskirtiniais kiemeliais ir atsivežtomis gėrybėmis stebino renginio svečius. Čia yra labai gražu, labai šaunu ir geras gyvenimas. Ir nieko turbūt neiškeistumėte jokios kitos bendruomenės? Ne, niekur neiškeisčiau, čia Viečiūnuose yra geriausia. Seniūnas labai mūsų geras, labai rūpinasi visais. Labai senai gyvenam ir labai čia gera. Kaip šiais metais tos rudeninės gėrybės, ar gerai užderėjo? Oi, labai gerai užderėjo šios met rudeninės gėrybės. Pilnas, va, žiūrėkit, stalas visko. Ir grybų visko yra. Ar draugiška yra jūsų bendruomenė ir kaip jūs patys jaučiatės čia Viečiūnuose būdami? Mes esam Levi Peterson LT įmonė ir tiesiog dalyvaujame pirmą kartą ir norėjom išbandyti, kaip čia mums pasiseks ir manom, kad esam draugiški. Ir tiesiog jeigu susiorganizavom tokį dalyvavimą, manom, kad esam draugiški. Ar dalyvausit kitais metais? Būtinai. Į šventę susirinko ne tik Viečiūnų bendruomenės atstovai, bet ir svečiai iš kaimyninių apylinkių, kurie sakėsi visada puikiai sutariantys su draugiškais Viečiūnų bendruomenės gyventojais. Vieni kitiem padedam, susirinkam, aptariam, ką veiksim į priekį ir viskas labai nuostabu. Labai geri žmonės nori parodyti, ką užaugina ir taip labai bendraujantys. Šeštadieniais visi susirinkam, viską aptariam, ką nuveikėm, ką dar nuveiksim. Labai įdomu. Kokį tokio išskirtinio atsivedėt šiandien ant savo stalo, ko nėra ant kitų stalų? Dar visur nespėjom pereiti apžiūrėti, bet pas mus yra ir padaryta ir iš paprikos, ir padaryta ir
ir iš pomidorų ten tokios mišrainės yra, ir iš agurkų, nu, labai daug yra padaryti. Grybų yra, uogienių, agurkų labai skanių, pomidorų marinuotų, labai daug. Tai visi vaišinas ir negali atsigerėti. Taip, visi paragauna ir paina, oi, sako, pas jūs skanu, dar grįžta, tai sako, prašom, sako, mes daug atsivežėm, pavaišinsim. Viečiūniškių bendruomenė šventėje rudens turtai dalyvavusi Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoja Kristina Miškinienė sakė, kad didžiausias bendruomenės turtas tai geri ir darbštūs žmonės. Pirmiausiai, Viečiūnų bendruomenė tai yra ta bendruomenė, kuri pirmiausiai ir įsikūrė Druskininkų savivaldybėje. Tai yra aktyviausia bendruomenė, kuri teikia projektus jau labai seniai, kurie patys turi įvairių svajonių, tvarko aplinką, rūpinasi jaunimu, rūpinasi socialiniais įvairiais projektais. Noriu palinkėti visai bendruomenė ir toliau būti tokiai draugiškai, lai darni būna kiekviena šeima, lai neaplenkia gėris, grožis, meilė, ko geriausios kloties. Renginio organizatoriai džiaugiasi geru oru ir kvietė visus bendruomenės narius ir į šventę atvykusius svečius prisijungti prie rudens linksmybių ir kartu smagiai praleisti laiką. Pasivaišinę gardžia sriuba ir arbata, Viečiūnų bendruomenės šventės dalyviai stebėjo mokyklos bei daugiabučių namų bendrijos pasirodymus. Na, o muzikos gerbėjai sulaukė renginio svečių grupės Kastaneda.